Sveiki, gerbiami kolegos. Sveiki čia susirinkę, sveiki mūsų žiūrintis internetu, sveiki kolegos iš ateities, kurie žiūrės įrašą. Šiandien mes susirinkom pakalbėti apie vieną, na, sakykime, beprasidedančią akciją. Proga yra graži, paskelbtas šaukimas teikti paraiškas struktūriniam projektam, kurių viena iš veiklų yra virtualių mokymosi aplinkų diegimas. Taigi, šiandien mes bandysime pasikalbėti apie būtent virtualias mokymosi aplinkas, apie, be abejo, projektuodami savo tas kalbas į būsimus projektus, nes aš manau, kad čia visi susirinko su tam tikrais ketinimais dalyvauti arba pasiruošti dalyvauti vėliau, arba dalyvauti jau šitam šaukime. Taigi, visų pirma, aš pabandysiu tiem, kas tik pradeda domėtis virtualiom aplinkom, kas tai yra ir kam tai būtų naudinga. Kolega Gytis Cibulskas iš Kauno technologijos universiteto pristatys, na taip sakykime, bendradarbiavimo su KTU galimybės. Po pietų pertraukos turėsime keletą lektorių iš ESF agentūros, kurie jau labiau akcentuosis būtent į patį projektą, kokias veiklas galima finansuoti, kokias negalima, kas gali dalyvauti, kas negali ir panašus dalykai. Na, bent mano Gyčio skaidrės įkelsim į mūsų įprastą erdvę į Padletą. Bandysim pakalbinti ESF žmonės, kad jie irgi pasidalintų, jie kažkodėl nelabai noriai tą daro, bet vienaip ar kitaip tas jų pateiktis taip pat turėsime ir prireikus galėsime jum duoti, todėl konspektuoti ant popieriaus nereikia. Kalbam apie virtualias erdves ir todėl rašykite į kompiuterius, į planšetes, į telefonus, bet ten popieriaus. Tai tiek būtų įžangos ir mūsų direktorius turėtų sakyti šitą sveikinimo žodį, bet kažkodėl vyriausybėje kažką ten, kaip visada, svarsto. Tų pokyčių, kaip jūs turbūt žinot, būna įvairių. Todėl leiskite man pasveikinti susirinkus į vieną iš paskutinių, jeigu ne patį paskutinį šiais mokslo metais mūsų sutikimą. Na, ir pereisiu nedelsdamas prie savo pateikties. Na, mes sunkiai dalinamės laiką, to laiko mažai, norisi daugiau pasakyti. Mano tikslas būtų toksai daugiau motyvacinis ir bandysiu aptarti, kas yra virtuali aplinka, o kodėl, ką jinai duoda mokyklai, kokie gali būti tos aplinkos naudojimo scenarijai, kokie gali būti projekto scenarijai, kam galima būtų prašyti to finansavimo iš struktūrinių fondų. Virtuali mokymosi aplinka, jinai jau eilę metų tokia, na, sakykime, pedagoginėje bendruomenėje sklandanti savoka ir iš tikrųjų tokio labai jau bendro supratimo ar bendro susitarimo, kas tas yra iki galo nėra. Ypač jeigu mes dar įsiveltumėm į angliškų terminų dešifravimą, tai ten jie turi bent keletą labai panašių savokų ir virtuali mokymosi aplinka, ir turinio valdymo ten aplinka ir visokių kitokių, bet mes turėtumėm vadovautis tuo, kas pasakyta kvietime teikti paraiškas, kad virtualioji mokymosi aplinka tai IKT pagrįsta ugdymo sistema, kurioje vyksta sąveika. Tai yra sąveika tarp mokinių ir mokytojų perkeliama į virtualią erdvę, į internetą. Tai duoda tam tikrą
tam tikrą, na, sakykime, privalumą, leidžia mokytis patogioj vietoj, kada nori, leidžia mokytis priimtinu tempu ir taip toliau. Dažnai kalbant apie virtualų mokymąsi, virtualias mokymo aplinkas, pirmas dalykas, apie ką pradama kalbėti, tai, kad čia bus nuotolinis mokymas, distancinis mokymas arba dar kas nors. Iš tikrųjų, galbūt pradžioj virtualios mokymosi aplinkos tam ir buvo skirtos nuotolinio mokymuisi, tačiau jau eilę metų analizuojama ir kalbama ir naudojama tas vadinamas mišrus mokymas, angliškai blended learning, kai kartu naudojama ir akis į akį susitikimai ir kaip priemonė tam naudojamos ir virtualios aplinkos. Taigi, virtualios aplinkos naudojamos nuo paprasčiausio būdo, sakykime, mokiniam pateikti savo namų darbus, rašto darbus kažkokius tai mokytojai pateikti, iki įvairių apverstos klasės metodikų, kai mokytojas kelia savo aiškinimus į virtualią mokymosi aplinką, mokinys tos aiškinimus klauso, žiūri, analizuoja, o atėję klasėje jie užsiima kitokiom veiklom, praktinių taikymų ir užduočių sprendimų, dar kažko tai. Ir tų metodikų pagrindas taip pat yra virtuali mokymosi aplinka. Taigi, jau senai tai nustojo būti nuotolinis mokymas ir aš nežinau, kiek būtų jūsų projektas sėkmingas, jeigu jūs imtumėt jame kalbėti apie nuotolinį mokymą. Lietuva turbūt nėra tokia didelė šalis arba tokia specifinės formos šalis kaip Čilė arba Suomija, kur nuo vieno galo iki kito yra labai toli, todėl nuotolinis mokymas mums nėra toksai ir aktualus kaip jiem. Tuo tarpu virtualus mokymas turi savo privalumų, turi labai svarbių savo savybių, kurias reikėtų pabandyti panaudoti. Nepamirškite, kad vis tik šios projektų serijos, grupės tikslas yra pagerinti mokinių mokymosi pasiekimus. Tai vat į tai reiktų akcentuoti. Virtuali mokymosi aplinka yra tik tai priemonė tą padaryti. Analitikai atskleidžia visą eilę, sakykime, privalumų arba taip aš daugiskaitą panaudau naudų ugdymui, mokinių žinioms ar ugdymo organizavimui. Galbūt kai kurie nelabai tiks lietuviškai praktikai, daugiau tinka užsienio šalių praktikai kai kurie, bet vis tik bendraja prasme švietimas visur panašus ir tas naudas galima siekti ir bandyti tą naudą gauti ir pas mus. Vienas svarbiausių dalykų, kad efektyviau naudojamas pamokos laikas. Įsivaizduokit, jeigu tą aiškinimą, kurį mokytojas dažnai atlieka didžiąją dalį pamokos laiko, mes įrašome, įkeliame virtualią aplinką ir vaikai tai pažiūri namuose, prieš pamoką. Taigi, lieka labai daug laiko skirti kitiem, galbūt ir svarbesniem darbam, išsiaiškinti, ko vaikas nesuprato, kur ta spraga ir taip toliau. Taigi, viena svarbiausių privalumų yra tas efektyvesnis pamokos laiko naudojimas. Sekantis dalykas, kurį išskiria analitikai, yra lengviau diferencijuoti mokinius. Toje elektroninėje erdvėje tų variantų užduočių gali būti įvairių ir aiškinimo galima kelis klipus įkelti, jeigu mokytojas netingi tų klipų įrašinėti. Ir kiekvienam pasiūlyti pagal jo gebėjimus, pagal jo patirtį, pagal jo būtent poreikius. Taigi, tai nebebėra susiję su, tarkime, didelę kopijavimo daugybę su keliais vadovėlių variantų įsigijimais. Tai yra
jau žymiai lengviau realizuoti, žymiai lengviau būtent diferencijuoti mokinius. Na, tyrėjai sako, kad tokiu atveju mokiniai efektyviau mokosi, vėlgi čia matyt susijęs su to efektyvesniu laiko panaudojimu, jie gali būtent patys savo ir mokytojui išaiškinti, kogi jie nesuprato, kas jiem nesigauna ir būtent į tas sunkesnės vietas atkreipti dėmesį klasėje, vietoj to, kad jie išsiaiškintų tik tai išsiskyrę su mokytoju namuose ar nedaug dievė per kontrolinį darbą ar egzaminą. Taigi, tas efektyvumas kyla būtent keičiantis mokinio ir mokytojo veikloms. Kitas punktas, kad atsiskleidžia mokinių kūrybiškumas. Informacinės technologijos, jūs turbūt žinot, kad sakoma, kad tas kūrybiškumas, būtent mokinių kūryba, turi labai plačią erdvę atsiskleisti dirbant su informaciniam technologijom. Ten su talentu piešti ar kurti muziką, ar muzikuoti įvairiems žmonėm yra įvairiai, vieni tą gali daryti, kiti ne. Tuo tarpu technologijų pagalba, ta kūryba yra tokia iš vienos pusės vaikams kasdieniška ir įprasta. Visi jie moka tos klipus kurti, vaizdo, garso, moka iliustruoti ir taip toliau. Todėl tas virtuali erdvė ir atskleidžia tas galimybės pasireikšti kiekvienam savo talentą tinkamai pritaikyti. Sakysit, kiek svarbus tas kūrybiškumas? Turbūt tie, kas analizuoja mūsų mokinių pasiekimų duomenis, tai atkreipėte dėmesį, kad vis tik su tom žiniom, mūsų senom, gerom, įprastom žiniom, pas mus lyg ir nieko baisaus nėra. Mes ten viską gerai, įkalam vaikam į galvas tą, ką reikia įkalti, bet jau kai prasideda kažkoks nestandartinis taikymas, kritinis mąstymas, problemų sprendimas, mūsų vaikai susiduria su didžiulėmis problemomis. Tai vat, kūrybiškumas ir kritinis mąstymas būtent virtualiam mokyme, mišriam mokyme gali įgyti naujas kokybinės visai dimensijas ir galim pasiekti žymiai lengviau šitų kūrybiškumo ugdymo tikslų. Mokiniai geriau pasiruošę, ta prasme, mokiniai išmoksta mokytis. Sutikime, kad tas pasakymas, kad sekančiai pamokai perskaitykite 6 paragrafą, yra labai jau vaikui nepriimtinas ir nešiuolaikiškas, o jeigu mes jam pasakysim, kad tu nueik ten į virtualią aplinką ir peržiūrėk mano vaizdo įrašą kažkokį, tai ženkliai priimtiniau, vaikai mieliau tai daro, labiau motyvuoti ir tuo pačiu geriau pasiruošę, išmoksta, išsiaiškina savo galimybės ir tie vadinami metamokymosi gebėjimai arba mokėjimas mokytis irgi žymiai geriau ir lengviau realizuojamas. Ugdomi 21 amžiaus gebėjimai, tai yra tas vadinamas informacinis raštingumas. Be abejo, turbūt niekas taip gerai nemoko dirbti kompiuteriu kaip darbas to kompiuteriu. Tai turbūt šitą visi esam savo kailių patyrę ir todėl tie 21 amžiaus gebėjimai, tos horizontalios kompetencijos, apie kurias bendrusios programos kalba, o mes dažniausiai jų net ir neskaitom, čia gali labai neblogai būti ugdomi. Mažiau popierizmo. Pirmas dalykas, tai apskritai popieriaus mažiau naudojame ir žalieji, kurių šūkis gelbėt medžius, labai džiaugiasi, kad nereikia tiek spausdinti. Antras dalykas, ir saugoti vietos mažiau užima
su tuo susijęs sekantis punktas, kad visa medžiaga vienoje vietoje. Ta prasme, kelias į tą virtualią erdvę iš tikrųjų pradžioje yra nelabai lengvas, bet antrą kartą, antrus metus naudojant tą aplinką, tą savo susikurtą kursą, viskas nepalyginamai lengviau, kadangi visa medžiaga yra padėta, yra po ranka, prisimeni, kas pernai gavosi, kas ne, kažkiek patobulini ir viskas yra ženkliai greičiau. Susitaupo popieriaus, susitaupo visko ir iš to, čia vakarų mokslininkai, čia turbūt tas punktas, kur nesutaps su mūsų, mažesnė kaina. Na, mažesnė kaina matyt bus tada, jeigu mes turėsime omenyje visas kopijavimo išlaidas, kurios, na, kaip kurioj mokykloje, kai kur gula ant mokinių pečių, ant tėvų pečių, ant mokytojų pečių, na, bendraja prasme kažkam kaina sumažės. Gal yra mokyklų, kur, na, iš savo vidinių resursų, vienaip ar kitaip ta kaina mažesnė. Jeigu mums pavyks atsisakyti kokio nors pratybų sąsiuvinio arba na, pasvajokim, galbūt kokio vadovėlio nelabai svarbaus, ta kaina dar labiau mažės ir tai ilgalaikiai perspektyvoje duoda ganėtinai ryškų ekonominį efektą. Tai neginčytina, na, aišku, kiek mokyklai tai svarbu, jeigu jinai, tarkime, nejunta to kopijavimo išlaidų naštos arba dar kokios, bet vis tik aš manau, kad kiekviena mokykla suinteresuotų, kad ir tos tėvų išlaidos mažėtų, nereikėtų tų pratybų diskusinių pirkti arba dar ko nors, tėvai bus labiau patenkinti ir visiems bus geriau. Na ir virtualios mokymosi aplinkos teikia galimybę dar geriau tėvus informuoti apie vaikų pasiekimus, apie mokymosi procesą, kartais net ir įtraukti tėvus, kai kurios šalis, kai kurios virtualios mokymosi aplinkos tai leidžia. Taigi, apibendrinant, apačioj rasit nuorodą, iš kur čia paimti tie privalumai ir tikrai neblogas straipsnis. Jo autoriai yra vienos iš virtualių mokymosi aplinkų gamintojai, vystytojai, galima sakyti, jie čia giriasi savimi, bet tai nėra būdinga vienam kuriam nors produktui. Tai yra būdinga bet kuriai visom mokymosi aplinkom virtualiom, apskritai mokymui naudojant virtualias aplinkas. Paskaitykite ten gražiai, grafiškai, nedaug žodžių angliškų, yra tikrai gražus, turiningas straipsnis, leidžiantis susivokti, kokiu tikslu, kam to reikia, kur geriausia, kokių tikslų geriausia siekti, būtent pradedant diegti tas virtualias aplinkas. Kasgi tai yra ta virtuali aplinka? Iš tikrųjų, technologiškai virtualią mokymosi aplinką mes galime apibūdinti kaip tam tikrų internetinių paslaugų rinkinys. Ir nei viena iš tų paslaugų nėra nematyta šiek tiek prakutusiam interneto vartotojui. Tai, pavyzdžiui, visi matėm skelbimų lentas, diskusijų forumus, visi jau senai pažįstami su elektroniniu dienynu, tarkime, su tinklaraščiais, kur žmonės gali skelbti savo tekstus. Tiesiog įvairios šitos galimybės, įvairios paslaugos, taip vadinamos, sukomplektuojamos į vieną vietą, surišamos, kad būtų lengvas perėjimas nuo vieno prie kito ir tas konglomeratas, tas junginys ir vadinamas virtualia mokymosi aplinka, na, būtent technologinė to žodžio prasme. Tas elementų skaičius ir galimybės yra labai ir labai skirtingos. Nuo elementarių virtualių mokymosi aplinkų turinčių vos 2-3 funkcijas iki labai viską apimančių, kurie turi viską ir dar daugiau ir galima
pridėti nesunkiai dar kažkokių tai specifinių galimybių ir videokonferencijų galimybės ir taip toliau. Šitą reikia turėti omenyje, planuojant, o kogi mums reikia. Nes be abejo galima paimti labai sudėtingą virtualią mokymosi aplinką, kuri gali viską, bet tuomet mes susidursime su sunkesniu valdymu, su sudėtingesniu administravimu, su be abejo vartotojų nepasitenkinimu, kai viskas labai sudėtinga ir kažko visko labai daug. Ir jeigu mes naudosim vieną tik tai kažkurią tai ar 2-3 funkcijas, galbūt galima paieškoti kitos, lengvesnės, paprastesnės aplinkos. Net ir lietuviškai lokalizuotų tų virtualių mokymosi aplinkų yra ganėtinai daug. Jau net į bendrinių žodžių, bendrinių savokų tarpą besiveržianti virtuali mokymosi aplinka Moodle. Kaip mes teksto rengyklę sakom Wordas, tai virtuali mokymosi aplinka dažnai sakom Moodle. Neteisinga būtų manyti, kad tai vienintelė, bet tai yra neginčinai pati populiariausia. Šiuo metu visame pasaulyje ir Lietuvoje tam tarpe turbūt tą populiarumą išsikovojo šitą aplinką dėl to, kad jinai yra visuotinai priimta standartinė aukštajame moksle. Jos tinkamumas bendrajam lavinimui, ypač jos tinkamumas jaunesniem klasėm yra diskutuotinas, nes čia būtent yra ta sunkioji artilerija, ta aplinka, kuri gali viską. Ten rasite bet kokias funkcijas, kokios jums gali šauti galvą. Ir antras lazdos galas, kad tai yra ganėtinai sudėtinga, ganėtinai kebli neįgūdusiam vartotojui, tačiau be abejo įgūdus, išanalizavus pačiam savo, jau kažkaip tų mažiau priemonių ir nesinori, ir tas turėtų būti, ir anas turėtų būti, ir taip toliau. Priešingybė Moodle yra Edmodo. Virtuali mokymosi aplinka minimalistinė, turinti 3 viso labo funkcijas, gali paskelbti skelbimą, gali duoti mokiniam užduotį, gali surengti tą apklausą, vadinamą balsavimą, be abejo gali tvarkyti vartotojus. Tai praktiškai ir viskas, bet tikrai tai yra pakankamas rinkinys, net ir aukštajam mokslui esu bandęs su studentais tą aplinką, pilnai poreikius patenkina. Jeigu jūsų tikslas yra įgalinti būtent tą bendravimą elektroninėje erdvėje, kad vaikai turėtų galimybę įkelti kažką tai, kad mokytojas turėtų galimybę paskelbti kažką tai, namų darbus, užduotis, ten projektinės užduotis, maža ką, tai galbūt to Edmodo ir pilnai užtenka. Plius jinai nemokama, plius jinai prieinama internetu, praktiškai nieko nereikia rūpintis. Paliksime, Gytis žadėjo plačiau pažiūrėti į šitas technologinės aspektus, kas bus, jeigu pasirinksim vieną ar kitą. Tiesiog aš norėčiau šitas 2 aplinkas parodyti kaip priešingus polius. Nuo be galo sudėtingo iki ganėtinai paprasto. Be abejo, tarpe yra daugybė įvairių kitų, kaip tas aplinkas, virtualias mokymosi aplinkas galima išnaudoti mūsų kartais naudojamas įprastas Google arba Windows Office 365 aplinkas. Jų oficialiai taip nieks nevadina, bet tos aplinkos pasižymi visom savybėm. Yra ir failų saugykla, yra galimybė keisti žinutėmis, yra net ir specialiai Google sukūrė Google Classroom, Google for Education ir ten jau galima formuoti savo kursus, turėti savo mokinius, vartotojus ir taip toliau.
Be abejo, tai aplinka šiek tiek pritaikyta tai virtualiai mokymosi aplinkai, bet pirminė savo paskirtimi, pirminių savo užmanimų jinai nebuvo tam skirta. Bet jeigu mokykla įgudusi vartoti, tarkim, Google aplinką, jinai naudoja kaip intranetą, jinai naudoja komunikacijai, dar kam nors, tiem tikrai turbūt ir labai patiks ir bus labai priimtina būtent Google Classroom kaip virtuali mokymosi aplinka. Ten irgi nėra daug tų funkcijų, bet pasižiūrėjus, pasitarus, ar mums užtenka, ar mums to neužtenka, pilnai galima apsispręsti ir nagrinėti kaip vieną pilnavertę alternatyvą kitom aplinkom. Na, Office 365 kito gamintojo, vėlgi švietimui visiškai nemokamas dalykas ir jo įrankis, galingas įrankis OneNote, tikrai turi tas visas virtualaus mokymosi aplinkos savybės, tam tikrą funkcijų rinkinį ir jį galima naudoti vėlgi savo reikmėm kaip virtualią mokymosi aplinką. Yra Lietuvoje mokyklų naudojančių būtent Office 365 savo mokyklos vidiniai komunikacijai. Tie, matyt, šita alternatyva jiems bus ganėtinai patraukli ir ganėtinai svarbi ir tikrai neatmestina nagrinėjant tą klausimą, o kągi pasirinkti. Be abejo, egzistuoja visa eilė komercinių produktų, tai yra gamintojai savo virtualią aplinką siūlo įsigyti vartojimo teisę, ta prasme licenciją arba prisijungimą už didesnę ar mažesnę kainą, variantų yra tikrai labai įvairių. Štai Lietuvos profesiniam rengime yra Edukton, virtuali mokymosi aplinka sukurta, nuoroda čia yra, pasižiūrėkite, ten jau profesinės mokyklos ir daugybę turinio prikėlusios ir visą kitą dalyką, taip kad galima nagrinėti ir komercinius variantus. Būtent šita SV atstovai patvirtins, kad licencijų įsigijimas būtent yra viena iš galimų išlaidų finansuoti ir todėl galima būtų rinktis ir komercinius produktus. Na, It's Learning prieš porą metų Lietuvoje bent 25 mokyklos išbandė tą ir pripažino, kad tikrai nebloga, ganėtinai galinga sistema, tačiau jinai jau kurta atsižvelgiant į jaunesnių klasių poreikius ir Lietuvos mokytojai pripažino, kad tikrai ir jaunesniem vaikam tinka. Tai Skandinavijos produktas, bet jisai yra išverstas lietuviškai, galima bandyti įsigyti prieigą prie jų ir bandyti naudoti šitą virtualią aplinką. Na, kaip pavyzdį galima panagrinėti Kauno technologijos universitete. Vienam projekte skirta mokytojai buvo naudojama Galicijos, Ispanijos provincijos Galicijos virtuali mokymosi aplinka, Čemilo turbūt reikėtų skaityti. Tai aplinka, kurią Galicijos švietimo ministerija, na, kaip paslaugą siūlo savo mokyklom ir galima ją naudoti. Atsiprašau. Turbūt daugelis esate girdėję apie besibeldžiantį į mūsų visų duris šviesos, leidyklos Šviesa produktą, Eduka klasė. Negaliu garantuoti, kiek tas projektas jau dabar pasirengė startuoti, bet aš spėju, kad šitas projektas, šitie struktūriniai projektai bus didelis stimulas jiems paskubėti, pasistengti, kad į tą pasirinkimo buketą būtų įtraukta ir Eduka klasė. Na, turbūt didžiulis pliusas tai, kad ten jau bus ir
mokytojams daugiau ar mažiau įprastas turinys sudėtas įvairių dalykų, įvairios kompiuterinės priemonės jau bus lengvai tenai prieinamos tiesiogiai tuo vos ne vienu mygtuko paspaudimu. Taigi, kaip matom, pasirinkimas didelis, be abejo, jūs laisvi, mokyklos laisvos rinktis dar ką nors, kas čia neišvardinta, šita aibė yra labai didelė. Tiesiog paguglinus, panaršius internete galima rasti labai ir labai įvairių mokymosi aplinkų. Svarbu susiformuluoti poreikį, o kamgi mes ten norėsim daryti. Kam didžiausias dėmesys. Iš tikrųjų, technologiškai, štai čia pavyzdys, kaip atrodo lietuviškai lokalizuotas Edmodo gabalėlis, Moodle ganėtinai įprastas vaizdas, Google aplinka. Tai yra viskas prieinama, viskas yra lokalizuota, lietuviška ir, net sakyčiau, bendri principai yra labai panašus. Kartą išmokus pereiti vėliau prie kitos sistemos, jeigu, tarkim, pasirinkimas nepasteisina, tikrai turėtų būti ganėtinai nesunku. Galvojant apie projektą, reikėtų vis tik didžiausią dėmesį atkreipti į 3 sritis. Tai yra infrastruktūra. Tai yra visi techniniai, technologiniai dalykai, kurių gali prireikti siekiant jūsų mokykloje gerai, tvarkingai, teisingai naudoti tą virtualią aplinką. Tai yra mokytojų darbo vietos, licenzijos įvairios, jeigu jūs renkatės tą kažkokį komercinį produktą, serverių nuoma, čia Gytis kalbės apie alternatyvas, mokykla gali, turėdama serverį savo, net užsikurti Moodle aplinką arba kokią nors kitą. Klausimas, ar tai tikrai racionalu, ar tai to reikia daryti. Be abejo, reikės patogumų vartotojų administravimui. Manau, kad raštingas administratorius, tas, kuris tvarko, tarkime, mokinių registrą ar elektroninį dienyną, jisai ganėtinai greitai sukels visus vartotojus į tą virtualią aplinką, tačiau vis tiek tai užima ir laiko, ir reikalauja tam tikrų kompetencijų, ir vėliau tą mokinių judėjimą. Kitais žodžiais tariant, turėtų būti kažkoks administratorius, techninis žmogus, kuris sukurtų vartotoją, primintų užmirštą slaptažodį ir visus tos dalykus atliktų. Tas techninis administravimas yra tikrai labai svarbus sklandžiai veiklai. Labai svarbus klausimas - pagalba socialiai mažiau sėkmingom šeimom, sėkmingiem vaikam, kadangi čia slypi didžiulis pavojus. Tas padidinti tą skaitmeninę atskirtį, kadangi be abejo virtualios aplinkos naudojimas yra susijęs su namų kompiuterių išnaudojimu. O kas, jeigu vaikai neturi namuose tų kompiuterių? Mes juos, tai reiškia, pasmerkiam kažkokiai tai nebūčiai ir jie tiesiog neturės jokios galimybės atlikti namų darbų ir taip toliau. Taigi, galbūt reikėtų dėmesį skirti tam tikrą finansavimą, skirti būtent tam kompensacijam mechanizmui, kokiais jūs jį besugalvotumėt. Ar papildomą kompiuterių klasę mokykloje, ar ilgiau veikiant informacinį centrą su tom kompiuteriniam darbo vietom, kad vaikai galėtų ten pabūti ir padaryti, atlikti užduotį ar dar kažką. Tai be abejo, tos darbo vietos matyt turėtų turėti savo specifiką, ten ar jau ir garso sistemos reikalingos, kolonėlės, greičiau ausinės, jeigu daug kompiuterių vienam kambarį ir taip toliau. Taigi apie tai irgi reikėtų pagalvoti, nes čia yra labai ir socialiai
jautri vieta ir tikrai labai negerai, jeigu jau įsibėgėjus projektui jūs apsigraibysit, o ką dabar daryti. Tai vat apie tai geriau pagalvoti iš anksto. Visa tai, kas leidžia veikti, leidžia vartotojams naudotis, vadinkim infrastruktūra, ir tai turi savo tam tikrą kainą, savo tam tikrą išlaidų reikalaus. Antras dalykas – turinys. Virtuali aplinka yra įrankis, į kurį reikia kažką įdėti. Aš nesakau, kad reikėtų užsibrėžti jums siekiamybę viską perkelti, sukelti į tą virtualią aplinką ir kad visos pamokos, įskaitant choreografiją ir kūno kultūrą, turėtų savo ten atspindį toj virtualioje aplinkoje. Tai priklauso nuo jūsų pasirinkimų, vėlgi, kokiu keliu eiti. Galbūt tai kai kurias pamokas, kai kurių dalykų, galbūt tik užduotis, pats turinys dar lieka popierinis, bet vienaip ar kitaip to turinio reikės ir reikės arba įpirkti iš tos pačios šviesos, iš kitų leidyklų. Egzistuoja, tarkime, tokiem bendriem dalykam, gamtos mokslui, jūs galite rasti daugybę tarptautinių saugyklų, mokamų, su labai gražiais demonstraciniais objektais, labai gražių turinių, kuris šiek tiek kainuoja. Vėlgi apie tą turinį reikėtų galvoti iš anksto, jeigu jūs planuojate, virtualioje aplinkoje kurti gamtos mokslų laboratorijas, ten dar kažką, tai matyt, jums turinys šiek tiek kainuos. Kartais, jeigu rimtas turinys, net ir ne šiek tiek. O kas ieškos to turinio? Be abejo, mokytojas jau įpratęs ruoštis pamokai, pradžioj, sako, laiko sąnaudos virtualioje aplinkoje padidėja 2-3 kartus pasiruošti pamokai. Ar jam bus pagalbininkas ar ne? Kažkoks žinovas, konsultantas, dar kažkas tai. Matyt, reiktų galvoti. Turinio kūrimas. Neretai mokyklos užsiima savo turinio kūrimu, ar tai samdom vietinę kompaniją, kuri gražiai padarytų mūsų specifinius kursus kažkokius, tai ar mokytojai tiesiog skatinami kažkaip tai kurti savo turinį. Tai yra normalu, bet matyt, tai reikia tam tikro papildomo motyvavimo, galbūt kartais net ir materialinio. Beigi turinio administravimas. Visuomet reikia turėti omenyje, kad virtualioje aplinkoje ir mokytojas gali pasakyti, ir vaikas gali pasakyti. Ar ne? Ir nenustepsiu, tiksliau nustepčiau, jeigu kurioje nors mokykloje neatsirastų nei vieno incidento su turiniu, su netinkamu turiniu, kad vaikai kažką įkėlė, susipyko, pavadino vienas kitą, ar kai dabar televizijoje matom, ar mokytoją pavadino kažkuo, tai labai svarbu, kad šitie incidentai, juos būtų reaguojama maksimaliai greitai, kitais žodžiais tariant, kad būtų atsakingas žmogus, kuris prižiūri, aš nesakau, gink Dieve cenzūruoja, bet prižiūri tvarką, prižiūri, kad būtų skelbiama tas, kas galima ir neskelbiama tas, kas negalima, tai yra, turinys turėtų būti tvarkomas, administruojamas. Vėlgi, turbūt ne mokytojo vargas rūpintis įvairiom atsarginiam kopijom, tiek jų darimų, tiek įkelimu kitą semestrą, kitus metus, kitą metą. Mokytojas, matyt, turėtų turinio administratorius paprašyti, tu man surask, įdėk mano pernykštį kursą, ar ten pernykštį to kolegos kursą, nes jis pernai turėjo 7-okus, o šiemet, ir turinio administratorius tos darbus galėtų atlikti. Be abejo, matyt, pirmasis techninis administratorius su antruoju yra suderinama, bet funkcijos jų ganėtinai skirtingos. Ir dar vienas dalykas, kuris svarbus ir reikalauja investicijų, tai be abejo kompetencijos. Apgalvot, kokiųgi pagalbų jūsų mokytojams reikės. Aš tikiu, kad yra mokyklų, kurios jau yra pasiruošusios, kad ir šią dieną pradėti be jokio įvadinio kurso, bet yra mokyklų, kuriem tie kursai reikalingi ir matyt kartais net ir nemažos apimties.
Kursai pradžioje pradėjom naudoti. Neapsieisime be tam tikrų konsultacijų kilus problemai. O ką daryti jeigu? Ką daryti jeigu, vaikai nepriima, vaikai nesupranta, ten tas apversta klasė neveikia ir taip toliau. Vėlgi kažkas, matyt, Lietuvoje yra nemažai ekspertų, kurie galėtų pakonsultuoti, spręsti kilusią problemą. Bei be abejo kasdienė pagalba tiek, sakykime, turinio prasme, tiek technologijos prasme. Sutikite, kad jeigu tik tai suplanuoji gražią, tvarkingą pamokas technologiją, kas nors neveiks, nulūš, nespausdins, kamera neveiks, mikrofonas arba taip toliau, taigi tas pagalbininkas turėtų budėti. Ir tai yra labai ir labai svarbu. Atsiprašau, jau toj baigsiu. Kokiegi galimi modeliai, kaip organizuoti tą savo projektą? Na, štai, tarkime, galima rinktis nemokamas Google Classroom, Office 365, jeigu esame įgūdę, kaip mokymo institucijoje susikurti savo aplinką ir infrastruktūra, kursai, ten įvairūs palaikymai, jum nieko nekainuos. Mokyklos infrastruktūra, mokytojų darbo vietos, mokinių darbo vietos, jum išliks kaip užduotis, kaip iššūkis. Ir kitas dalykas, tiek Google, tiek Office 365 galima gauti, na, taip sakykime, gamintojo pagalbą, konsultacijas, kurios yra labai technologinės, kurios labai maža dalimi yra pedagoginės, bet tam tikra pagalba yra. Nemokamas Web 2.0, Edmodo, kitos aplinkos. Smagu tai, kad jos yra pasaulio ganėtinai populiarios, turi labai daug vartotojų. Ir tie vartotojai linkę burtis į bendruomenės. Čia jūs galite gauti pedagoginę pagalbą, kaip kolega darė kitoje šalyje ar net Lietuvoje, tartis ir tie žmonės yra ganėtinai draugiški, dalinasi. Tai jūs jau galite gauti čionai ir tam tikrą pagalbą iš tų vadinamų bendruomenių, kadangi jūs naudositės tą pačią aplinką, kurią naudojasi ir atvirą aplinką, kurią naudojasi daugybė kitų mokytojų ir net yra mygtukas Edmodo klausti mokytojų. Galima naudotis universitetų kitų nemokamų tiekėjų paslaugomis. Be abejo, deramai su jais susitarus, sudarius tam tikras sutartis, manau, kad ir tai gali būti išeitis, apie tai tuoj pat kalbės Gytis. Na ir galima galų gale imti atviro kodo programinį įrangą, instaliuoti savo mokyklos serveriuose ir turėti ją savo, vėlgi tai yra viena iš pasirinkimų dalykų. Galima galvoti apie konsultantas tai instaliacijai, galima būtina pagalvoti vartotojų administravimą, apie turinio dalykus ir apie apmokymą taikyti VMA. Visa tai gali būti atskirai, ar darbinami žmonės jūsų projekte, ar sudaromos sutartis paslaugų su kažkokiam išoriniam organizacijom, ar išoriniais asmenimis ir taip toliau. Be abejo, matyt, dėmesius verti kompleksiniai sprendimai, kaip ir turinį, ir konsultavimą, ir administravimą, arba konsultavimą ir administravimą, arba turinį ir kuriom kombinacijom galima bandyti įsigyti kažkur tai. Vat, tarkime, turinys, konsultavimas, bent jau šitą žada Šviesa su savo mokykla, savo aplinką mokyklom, kitus sprendimus siūlo kiti teikėjai ir vėlgi nepamiršti
kad galima visas šitas paslaugas pirkti komercinių pagrindų, be abejo, šventai laikantis viešųjų pirkimų taisyklių ir įstatymų, apklausti, jau net ir paraiškai teikti, reikės apklausti kelis tiekėjus, kiek tai kainuos, kad tie skaičiai jūsų prašoma parama nebūtų kažkur tai iš lubų. Tai yra svarstyti, tartis mokyklos viduje tikrai yra apie ką, kokį modelį pasirinksite, visų pirma, kokią aplinką pasirinksit, kokį modelį pasirinksit, kokių jums reikia pagalbų nusimatyti 2 metam. Ir yra vis tik dar vienas labai svarbus klausimas. Turbūt atsimenat daug kas elektroninių dienynų pradžią, ar ne? Tai turbūt ir ašarų buvo, ir streso buvo, ir kolegos tenai, ir mokinių samdydavo, savo slaptažės atiduodavo. Visko buvo, juoko ir vargo ir visko. Bet pagalvokim, kas būtų, jeigu dabar pasakytų, nuo kitų mokslo metų marš visi prie popierinių grįžtam. Tai jau sakytumėm, jau ne per kur. Patikėkite, tikrai tai bus su virtualiom aplinkom. O tada projektas jau bus pasibaigęs. Ir tas tęstinumas, kuriuo jūsų reikalaus ir aprašyti patį projektą teikiant, turi būti gerai apmąstytas. Ar jeigu mes paprašysim daug pinigų, duos daug pinigų ir pačią geriausią pasaulyje tenai nusipirksime aplinką 2 metam, o ką darysim paskui? Aišku, kaip minėjau, galima perėjimai galimi tiek technologiškai, tiek įgūdžių prasme, jie ganėtinai universalūs būna, bet kuris perėjimas, tai vėl, iš dienyno į dienyną irgi galima pereiti, bet tai stresas, tai vėl nepasitenkinimas, tai tam tikri prarasti duomenys, prarasti funkcionalumai, kurių labai reikėjo ir atsiranda kažkokie nauji, kurių niekam nereikia, viskas blogai, visi nepatenkinti. Tai apie tęstinumą, kas bus, kai pasibaigs projektas, yra tas klausimas, apie kurį irgi reikia galvoti jau dabar, rengiant projektą, nes tai užkabliuos. Tai užkabliuos ne tik pavienius mokytojus, tai visą mokyklą gali taip užkabinti, kad jinai savo tolesnio gyvenimo neįsivaizduos be virtualių aplinkų, ko tiesą pasakius aš jums ir linkiu. Šiandien tiek. Be abejo, jūs galite klausti, galite rašyti, šiek tiek patirties turime, mes čia po truputį galim surinkti, galim patarti, padėti ir galbūt ir kokį, pamodeliuoti situaciją, o kas bus, jeigu jūs nuspręsite vienaip ar kitaip. Tai tikrai stengsimės visiems padėti, kilus klausimų rašykite. Ar turite kokių nors klausimų? Prašau. Finansavimo sąlygos rašyje nurodyta, kad privalu pateikti apklausos dokumentus paslaugų pirkimui, sakykime. Nematau, kad kaip paraiškos būtų nurodyta kaip priedas, kad reikia pateikti apklausos. Iš tikrųjų, aš čia iš savo patirties, iš mūsų patirties rengiant tuos projektus, visas tas kainas, kurias jūs tenai deklaruosite, reikės kažkaip pagrysti. Šiuo atveju, jeigu jūs kalbate apie paslaugos pirkimą, jūs neturite kaip pagrysti, tik tai kažką apklausus. Aš nesakau, kad tai turi būti jau apklausa tokia, kaip jinai per viešuosius pirkimus vyksta, bet turėsite kreiptis į kažkokią tai tą paslaugą teikiančią organizaciją su klausimu, o kiek kainuoja, prašoma pateikti ten išankstinį komercinį pasiūlymą be jokio įsipareigojimo, nei mum ką nors pirkti, nei jum ką nors parduoti. Kažkokį tokį raštą turėsite, nes antraip, prisvaigt galima labai įvairių skaičių. Tai aš tą prasme turėjau omeny apklausą. Ne viešųjų pirkimų, o tokią žvalgomąją preliminarią. Tvarkoj, diskusijom irgi turėsime laiko gale susitikimo, o dabar ačiū visiems už dėmesį, perduosiu žodį
Gyčiui Cibulskui, Kauno technologijos universiteto mokymosi technologijų centro vadovui. Trumpo padarom technologinę pertraukėlę, nes aš norėsiu pasiimti savo kompiuterį.